Sveiki, norėčiau trumpai paaiškinti, kaip reikia atlikti užduotį su geometrinėmis figūromis. Čia užduotis kalba apie tai, kad vienam mokiniui reikia nupiešti tobulą apskritimą, o jis turėtų tam žinoti tikslius matmenis. Kasgi yra duodama? Tai yra skritulio spindulys centimetrais, o mums reikia rasti plotą, jei ir tuo atveju, kaip jį yra nurodytas skaičius 3 sveiki ir 14 šimtųjų. Atsakymą reikia pateikti štai tokiu pavidalu, nurodant 2 skaitmenis po kablelio. Ir nuo kogi mums reikėtų pradėti darbą? Pirmiausia, mums reikia persiskaityti duomenis. Duomenys yra tik tai spindulys, todėl rašome, kad R yra lygu. Mums perskaityti vieną skaičių yra labai paprasta, tai tiesiog input komanda, bet mes skaičių turime paversti į sveikąjį. Dėl to rašau int, tai yra konvertuoju į sveikąjį, ką konvertuoju? Perskaitytus duomenis. Štai tokiu atveju aš gaunu spindulį, perskaitau ir paverčiu į sveikąjį skaičių. Galima ir į realų jį paversti šiuo atveju. Toliau duotas iš karto kintamasis pi ir nurodytas dydis 3 sveiki ir 14 šimtųjų. Dabar realiai, pasinaudojant ploto skaičiavimo formulę, man bereikia tik tais išspausdinti atsakymą. Atsakymo formavimui aš naudoju formatting tipą ir kabutėse galiu iš karto nusikopijuoti štai visą šitą tekstą ir vietoj skaičių tiesiog tarp priestinių skliausų parašyti, kokį matematinį veiksmą reikia atlikti. O ploto skaičiavimas yra pi r kvadratu formulė. Tai reiškia pi kart r pakeltas kvadratu. Tai yra 2 žvaigždutės ir 2. Paimam ir patikrinam, ką mes gausime. Tai yra paleidžiame kodą, rašome pavyzdžiui 3 ir gauname, kad tai yra 28 sveiki ir 26 šimtosios. Kaip tik ir atitinka mūsų atsakymą. Pažiūrime, ar tikrai praeis visus testus. Taigi, nusikopijuojame atsakymą, įkeliame ir žiūrime, kiek testų praeina. Tuoj sekundėlę. Taip, visus testus praeina, išskyrus vieną. Kasgi negerai su vienu testu? Mums spausdina po kablelio vieną skaitmenį, o mums reikia 2 skaitmenų po kablelio. Reiškia, be atsakymo formatavimo mes niekaip neišsisuksime. Įjungti formatavimą panaudojame dvitaškį ir nurodome, kad po kablelio bus 2 skaitmenys. Na ir šitiek pataisytą kodą vėl galime įkelti patikrinimui ir pažiūrime, ar tikrai spausdins 2 skaitmenys po kablelio. Kaip matote, atsakymas yra su 2 skaitmenimis po kablelio, to, ko iš mūsų ir prašė užduotis. Na, tikiuosi viskas buvo aišku ir sėkmės su kitomis užduotimis.